Eik tas savo. Kaip skoniai. Pala dar pradžiai Blustų irgi reikia užeiti. Asteriksas ir Obeliksas. Geras, eik tu savo. Jok. Geras. Pasigūglinau ir pasirodo, čia Game of Thrones filmavo žiūronų ir ypatingai šito prieš tos katedros. Į musę panašu, ne? Prie musės. 13 amžiaus gale, kai prancūzai užpuldinėjo Žironą, tas jų karalius vietinis šito Žironus, jisai iš dėžės išleido nuodingas musės link stovyklavietės prancūzų. O šalia toks batas. Vėl tas pats kaip prieš tai, bet čia visiškai myžalais smirda baisiai tragiškai. Ir aš kaip suprantu, čia benami miega. Medis. Kas čia per vietą? Kažkokia čia protestą jau rengia jaučiu. Bet tai per tokią gatvę važiuoti. Tradiciškai reikia vertinti suoliukus. Oi, tu savo, kaip gerai. Žiauriai patogus suoliukas. Tokiam patogiam suoliuke dar niekada nesusidėjęs. Realiai gulėjęs. Tu savo, kai smogu. Šalia lianų. Bambukas. O šitas suoliukas. Nu toks, bet irgi neblogai. Bet tas fainesnis. Tai vieną pasiėmiau. Šikanti žmonės visokie. O.
Ir netgi dar galima aukščiau pakilti. Ir nei vieno žmogaus čia nėra. Čia matyti aukščiausia vieta šito miestelio, tai prie vaikų darželio ar mokyklos kažkas daugybos lentelę pametė. Tordis kažkoks. Einu konteinerį padėsiu, gal ras po kitą dieną. Arba ne, gal čia apie tvoros prieimo. Ateis pirmadienį. Po to neišlaikys dar kontrolinę, čia ne juokas. Dar ir jacht klubą turi. Įspūdinga. Žodžiu, šios dienos tikslas būtų nueiti į kalėdinį turgų Barselonos ir pabandyti pinigų išleisti, jeigu nebus per daug brangu kažkas. Bet man tai iš tikrųjų biškį sunku čia suprasti. Taip kaip pagrindinės eglės mieste, kai aš kaip suprantu, nėra. Visi vienoj krūvoj tiesiog eina į vieną arba į kitą pusę. Tų kalėdinių turgų irgi nei vieną nemačiau dar. Nu, mačiau ten kelis, bet ten maisto nepardavinėjo, tai... Kas čia per vienas? Hola. Hola. Tiesiog šio žmogus pradėjo šnekėti su tą statulą. Kalėdinis uostas. Nenoriu. O, čiūros. Jau čia reikia čia apsistoti. Čia juodi čiūros? Aš tokio dar nesu ragavęs. Skanu. Labai skanus. Šių kainos tai... Nu, nėra, kad labai brangios būtų, bet... Aišku, kaip kalėdiniam turgui, nu turi jos biškiau iškeltas būtų. Bet, nu, tokius du dalykus nusipirksi ir jau 10 eurų nebėra. Bet lokacija tikrai faina, prie pat uostas. Blemba.
Aiku, tau. Svogūnai, paprasta pieniška dešrelė, kečupas, majonezas, garstyčios, barbecue. Pastangų kiekis įdėtas į maistą 0. Y las penas se van pasando.